Ką aš manau apie dvyliktokus? Va, sportuoja vieni salėje, kurie žino, ko nori, daro mankštą, kai kas sėdi rūbiniai, šiaip gera normali klasė. Labą dieną, ką manote apie dvyliktokus? Daug ką manau, bet visko nesakysiu. Pakomentuokit. Nu ką, galiu aš pakomentuoti, nekišk mikrofono man. Vis tiek jis netikras ir neveikiantis. Ne, nu rimtai. Faini dvyliktokai yra. Labai geri žmonės. Galima pašnekėti rimtais dalykais. Ir linksmesniais. Ir šiaip faina, chebra labai. Kokie yra dvyliktokų bernai? I'm sexy and I know it. Sveiki, ką manote apie dvyliktokus? Apie kokius dvyliktokus? Apie mūsų šios mokyklos dvyliktokus. Nu tai, čia tipo apie Deividą, Jovitą ten. Nu taip. Viskas, ten Nu visi ir apie jie. visus. Nu tai gerai galvoju, nu ateina į pamokas, ten kartais vaidina, kad mokosi. Palauk, kiek ten iš visų yra? 17. Ne, man rodos, kad 14. Tai va, kitų nepažįstu. Nu, dar Viktorija būna kartais, Greta, Justinas dar yra. Gerai galvoju, gerai galiu pasakyti, bet aišku, galėtų žymiai geriau mokytis, kad išlaikyti labai gerai visus egzaminus. Jeigu taip mokysis, tai labai bus šiek tiek nelinksma. Gerai, tai viskas, tiek. Kas ten? Karočią, dvyliktokės visos negražios įskyrus Greta. Ir karočią visiems sėkmės ir viskas. Labą dieną, ką manote apie dvyliktokus? Nežinau, ką čia papasakoti apie juos. Galime vertinti ne vienareikšmiškai. Tai tie, kurie lanko pas mane ekonomiką, su jais jokių problemų, pažangus mokiniai, gerai sutariam, pašnekam dabartinėmis ekonomikos realijomis Lietuvos. Na, o tas merginos, kurios lanko geografiją pas mane, tai gal geriau jų paklauskite, kaip jums geografija. Sveiki, ką manote apie dvyliktokus? Nu va, apie dvyliktokus. Tai aš kalbėsiu kaip mano bosas Jėzus, palyginimais. Jeigu mokyklą palygintumėm su kepykla, nu tai dvyliktokai tokie bandelių mėgėjai, tai būtų labai jau tokios kokybiškos, skanios, iškepusios, pavykusios bandelės. Arba kitas palyginimas, jei palygintumėm su gandrais, tai jie jau kągi. Rudenėlis jiems artėja, sparneliai sutvirtėja, apsiplunksnavę, pasiruošę skrydžiui į tolimą kelią. Tokia jau žmogaus dalia. Esam duoti ir užduoti neatvertiems horizontams. Sėkmės linkiu dvyliktokams. Labas, kokie jums vaikinai žiūrėkos klasės yra gražiausi? Deividas, Silvestras ir Justas. Jau viską pasakė. Gal norite jums ką nors palinkėti? Gerai, kad jie pabaigtų mokyklą. Kad gražiau būtų ant gitaros. Viskas. Labą dieną, mes norėjome paklausti, ką jūs manote apie dvyliktokus? Dvyliktokai. Šie dvyliktokai yra 27 laida nuo mokyklos, tai yra lietuviškų klasių įsikūrimo Paluknio vidurinėje mokykloje 1961 metais. Na ir 18 laida nuo savarankiškos mokyklos kelio, kurį pradėjome kartu žingsniuoti visi kartu ir mokiniai ir visa kita mokyklos bendruomenės dalis 1994 metais. Dvyliktokų dabar turime 14.
Tačiau 6 iš jų mokosi šioje klasėje, tai yra mūsų mokykloje nuo pat 1 klasės. Na ir norėčiau išvardinti, kad Justinas, Viktorija, Agnė, Silvestras, Jovita ir Deividas. O Trivin, laisvė nosims. Mums tapo kaip savi vaikai, kadangi juos mokome nuo pradžios, nors aš pati asmeniškai jiems nieko nedėščiau. Tačiau nuolat turėdavom visokių reikalų, spręsdami vairius klausimus. Na ir tikrai juos pažinau kaip kūrybingus, energingus, veiklius, saviraišką savo pasižyminčius mokinius. Visi kiti, kurie atėjo vėliau, taip pat įsijungė į kolektyvą, pritapo prie jo ir tikrai norėčiau pagirti Vanesa. Greta, pirmiausia atėjo Greta, po to Vanesa, Edgaras, Renata, Ivona, Barbara. Todėl šimtadienio proga, likus 100 dienų iki mokyklos baigimo, visiems jiems 14 linkiu sėkmės laikant egzaminus ir siekiant tolimesnio gyvenimo kelio. Sveikas, merginos. Noriu paklausti, norėtumėte susipažinti su 12-okais? Taip. O kodėl norėtumėte susipažinti? Kaip sako? Taip, mes nepažįstam. Garsiau? Ačiū labai. Sveikas. Ar tau gražios 12-okio merginos? Ne. Netrauk mikrofoną. O kodėl tau jos negražios? Bo aš su jomis nedraugauju. Aišku. Labas, mergaitės. Norėjau tavęs paklausyti, kokia tau mergina iš 12 klasės patinka? Jovita, kodėl jam tau patinka? Jūs visuose. Mes esame. Ačiū. Nu ir dabar paklausim tavo draugės Simos. Ar Silvestras daug mokosi namie? Ką? Jisai 11 valandą kuria namie, čia 12 tik daro pamokas, o 1 nakties dar pasižiūri filmus ir žiūri juos. Nu, matai, tai nesimoko jis daug namie. Nelabai mokosi, bet vis tiek mokosi. Dėkui. Ką manote apie 12-okus? Nu ką žinau, kieti čiūvai. Mergaitės tai nelabai nespyktos dauguma. Nu Barbara gerai, nes jinai pastovi šucyt sa mnoj. O šiaip tai geriausias tai mano bratela, aišku. Šio, darykit langą. Labas. Ar geri mūsų 12-okai? Geri. Neskriaudžia jūsų? Ne. Ne. O sveikinasi? Jo. Ne. Su tavim sveikinasi? Sveikinasi. O išvardink, kas sveikinasi? Šūrikas. Sveiki vyrai, ką manote apie mūsų šios mokyklos 12-okus? Kas tokie? 12-okai? Pažįsti nors jau? Čia Rizgelis, tai žinai, Tik Rizgelis ir blogiau, Rizgelis. Aš dar tokį Silvestrą žinau. Kas Silvestras? Gitara. Jo, tas Silvestras, tas, nu. Jo, tas Silvestras, jo. O patys vandenį pažįstat? Kokį vandenį? Kokį vandenį? Nieko nežinau. Nebeturit nieko pridurti apie mūsų 12-okus? Būk šitą... 12-okai kaip 12-okai. Aš nežinau, kas ten 12-okai, ką aš tau noriu. Nu va, 2 nuėjęs. Jeigu jas taip. Rizgelis, žinau. Bet Silvestras geriausias. Kas tas Silvestras? Silvestras, jo, kaip žinai. Ai, nu nekiš tą mikrofoną. Gerai, dėkui, vyrai, gali taiti. Labą dieną, ką manote apie 12-okus? Nieko gero. Jie yra aukšto lygio čelaviekai. Galite apie juos daugiau paskaityti informacijos čelaviekai.lt.